Čia žinių radijas. Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis. Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Sąlygaitė su jumis. Sausio 17 dieną Paragvajuje planuojama pasirašyti vieną didžiausių pastarųjų dešimtmečių prekybos susitarimų tarp ES ir Mercosur šalių – Brazilijos, Argentinos, Paragvajaus ir Urugvajaus. Šis susitarimas siekia mažinti muitus, liberalizuoti prekybą ir sukurti bendrą rinką apimančią beveik 800 milijonų vartotojų. Šalininkai tokį susitarimą vadina strateginę galimybę Europos pramoniai ir geopolitinių atsakų į pasaulio fragmentaciją. O kritikai perspėja apie rimtas grėsmes Europos ūkininkams, galimus maisto saugos skirtumus ir silpnas aplinkosaugos garantijas, ypač Amazonės miškų apsaugos kontekste. Galutinį žodį dėl šio susitarimo dar turės tarti ir Europos parlamentas, tad ar Mercosur susitarimas tai ilgalaikė strateginė investicija į Europos ateitį, ar visgi per didelę kainą už laisvąją prekybą. Apie tai mes ir padiskutuosim kartu su Europos parlamento nariu Petru Auštrevičiumi. Sveiki. Gerą dieną. Kaip jūs trumpai apibūdintumėt tą Mercosur susitarimą, ypač tiems klausytojams, kurie galbūt per daug nesidomėjo, ką tai reiškia Lietuvos gyventojams? Kažkokia tai galimybė ar visgi rizika labiau? Matyt, reikėtų iš pradžių informuoti iš tiesų, kas tas yra Mercosuras. Tai yra 5 Lotynų Amerikos valstybių sąjunga arba, sakykime, jų grupė. Ir tai nėra tušti žodžiai. Reikia pasakyti, kad šiaip jau Europos Sąjunga šitoms valstybėms yra antras prekybinis partneris, o tai yra iš tikrųjų reikšmingas dalykas. Tuo tarpu Mercosuras Europos Sąjungai yra tik tai 10. partneris, bet pagal BVP dydį, kitaip sakant, tų valstybių potencialą, tai yra šeštoji ekonomika globaliai. Kitaip sakant, tai yra reikšmingas žaidėjas, 2,7 trilijono eurų bendras vidaus produktas šitų valstybių. Todėl sakyti, kad Europos Sąjungai tai yra, kaip sakyti, antraeilis regionas, neįdomus prekybinis partneris, būtų labai neatsakinga. Žinant, kad pasauliniu mastu auga konkurencija, ir ypatingai dėl užsienio rinkų, žinant, kad ES iš esmės ekonominė galia remiasi eksportu, žūtbūt ES reikia užsitikrinti tas rinkas, į kurias mes galime saugiai nustatytų taisyklių susitarimų pagrindų eksportuoti savo produktus ir žinoma pirkti tam tikras prekes, paslaugas ar žaliavas iš tų regionų atitinkamai. Ir nepaisant to, kad užtruko beveik 30 mečius šio susitarimo parengimas, nepaisant to, kad buvo ir tebėra beje politinė, aš sakyčiau, daugiau opozicija šitam susitarimui, bet manau, kad jį sudaryti yra tikslinga ir aš labai tikiuosi, kad iš tikrųjų tarp tų visų didelių mainų Lietuvos įmonės ras taip pat savo nišas. Aš tik primenu, kad virš 30 000 smulkių ir vidutinių ES įmonių eksportuoja ar turi vienokius ar kitokius prekybinius ekonominius ryšius su Mercosuru. Mūsų įmonėms, mūsų verslui taip pat reikia pasidomėti papildomai apie išaugusias galimybės. Ir tikrai nepraleisti laiko. Aš labai tikiu, kad Mercosuras gali būti visiškai rimta, sakyčiau, tokia alternatyva arba nauja galimybė Europos verslui, žinant, kad kai kurios rinkos vienaip ar kitaip užsidarinėja arba tampa mažai prognozuojamos, kaip ta pati Jungtinių Amerikos valstijų rinka, grynai dėl politinių sumetimų ir žaidimų tarifais. Taigi, tai, aš manau, yra gera žinia ir Europai, ir Lietuvai. Vartotojams, aišku, tai irgi atrodytų, kad iš pirmo žvilgsnio bent jau baisingai gera žinia, nes turėtų daug kas atpigti, ypač keli sektoriai, bet vėlgi kalbant apie ES ūkininkus, kurie mėgsta ir Briuselyje sukelti protestus ir turbūt tie protestai nuaidi per visą pasaulį, nes jie būna irgi labai galingi. Ar jūs matot, kad jau šiame susitarime, kai jis pasieks ir Europos parlamentą, nebebus tiek daug spaudimo iš ūkininkų, iš įvairių ES šalių? Ar visgi matytumėt, kad Europos parlamente dar gali tai pakibti ant plauko? Matot,
Europos parlamentas jau yra pasakęs, savo poziciją pateikęs, tarp kitko, kai kurios nuostatos galutinėse dėrybose jos tapo galutinio susitarimo dalimi. O aš tik priminsiu, dėl ko vyko pagrindiniai ginčai, tai, kaip sakyt, nustatyti tam tikrą kriterijų, kuris apibrėžtų, kad, staiga įvyko, sakykime taip, nepalankus poveikis arba virsmas rinkose. Kitaip sakant, dėl kainų didėjimo arba mažėjimo atitinkamai ir eksporto apimčių, ypatingai iš Mercosur pusės. Ir buvo norima, tiesą sakant, iš tų valstybių, kurios labiausiai buvo skeptiškai nusiteikusios, nustatyti vos ne 3%, 5%, dabar nusistovėjo nuomonė 8%, kitaip sakant, jeigu kainos nukrenta, pavyzdžiui, ES jautienos kainos staiga nukrenta daugiau negu 8% įsigaliojus Mercosurui, reikėtų atlikti tyrimą, pasižiūrėti iš tikrųjų, dėl ko tai vyksta, o ne tik tai sekti statistiką ir konstatuoti skaičius. Ir tas pats yra susijęs su apimtimis. Jeigu atitinkamai, pavyzdžiui, kokiu nors maisto, ypatingai prekių eksportas iš Mercosur staiga padidėja daugiau negu 8%, įsijungia tam tikri saugikliai, ar ne? Tai aš turiu pasakyti, kad kai kurių valstybių, o jų būta keletas, tai Prancūzija, ta pati Lenkija, Austrija, Vengrija prisijungė, Italija turėjo savų, nuogastavimų ir panašiai. Tos, kurios yra didelės eksportuotojos ir kurios tradiciškai, aš sakyčiau, labai atsargiai žiūri į užsienio prekybą, ypatingai žemės ūkio produktais, ar ne? Ir jos išsakinėjo savo opoziciją, ūkininkai išvis galbūt nesigilindami labai jau į tuos visus skaičius ir panašiai, nes atvirai tariant gazdiname labai, kaip sakyti, nedidelė lazda čia Europos vartotojus. Priminsiu tik tai, kad pagal nustatytus tam tikrus metinės ribas, vos ne tik tai vienas mėsainis teks papildomai europiečiui, kitaip tariant, kuris atkeliaus iš Mercosur. Patikėkite, kad tai tikrai nėra reikšmingi skaičiai, 1%, keli procentai rinkos jautienos. Tuo tarpu tie, kurie augina ir galbūt tikisi gauti tam tikros dar didesnės paramos, jie kėlė tam tikrą sumaištį. Ir aš turiu pasakyti, kad komisija reagavo, ypatingai į Meloni išsakytą opoziciją, perstumdė finansinės paramos skaičius iš dar pasilikusio, prieš krizinio fondo, ar ne? Ir tiesą sakant, nukreipė jos daugiau į žemės ūkį, sanglaudos sąskaitą. Nežinau, ar tai yra labai gerai, nesu tikras, kad tai yra sveikas sprendimas, bet kągi, komisija turėjo reaguoti į, sakyčiau, tokį politinį populizmą, grinai politinį populizmą, ir Meloni yra viena iš tų laimėtojų, galima sakyti, politinėje scenoje, žvelgiant į visus rezultatus, bet atvirai tariant, tai yra dar aš pavadinčiau tokio provincialaus protekcionizmo, kuris yra dėja gajus Europoje, neįvertinant visų globalių tendencijų ir nematant, kad iš tikrųjų šitas susitarimas eliminuoja 90% tarifų. Ir ne vien tik tai žemės ūkiu mes esam garsus, mes gaminam daug ir kitos produkcijos, o aš esu tikras, kad europiečiai rinksis sveiką, pigę ir iš tikrųjų dažnai vietoje pagamintą produkciją. Bet pačiai pabaigai dar dėl tų pačių ES ūkininkų, ar juos pavyko nuraminti dėl tų dvigubų standartų, nes mes irgi daug girdėjom tų diskusijų apie tai, kad štai tam importui tai bus taikomi švelnesni kokybės garantijos standartai, maisto saugos standartai, ir tai irgi buvo keliamas kaip vienas iš tokių pavojingų dalykų, būtent žvelgiant per mūsų ūkininkų perspektyvą. Reikia pripažinti, kad ES šie standartai yra aukščiausi visam pasaulyje. Ta prasme, mes esame įvedę super aukštus reikalavimus ir pesticidų naudojimui, ir apskritai ir gyvūnų gerovės srityje ir panašiai. Komisija beje yra pradėjusi atitikties įvertinimą, konkrečiai ir dėl pesticidų, konkrečiai ir dėl gyvūnų gerovės. Šie rezultatai pasirodys kiek vėliau, iki šių metų vasaros mes išgirsime apie šitos įvertinimus. Juos reikia vertinti galbūt rimtai, bet nereikia sutirštinti spalvų. Ir iš tiesų, žinot,
šie susitarimai, ekonominiai tokie prekybiniai susitarimai, jie nėra vien tik tai apie žemės ūkį galų gale. Jie sudaro tik tai mažesnę dalį, nors prisipažinsiu, kad Mercosur pagrindinė eksporto prekė taip yra žemės ūkio produkcija. Tame tarpe ir žaliavos, kurios taip reikalingos Europos ekonomikoms. Tuo tarpu mes eksportuojame kiek kitokius dalykus, kitokias prekes. Todėl šie mainai, aš manau, yra natūralūs, jie yra reikalingi. Aš esu laisvos prekybos šalininkas ir atvirai tariant, manau, kad tie nuogąstavimai, kurios taip jau garsiai išsakinėjo kai kurie politikai, tai buvo daugiau skirti vidaus rinkai, negu, atvirai tariant, įvertinantis tarptautinės prekybos reikalus. Ačiū labai už skirtą laiką. Europos parlamento narys Petras Auštrevičius buvo su mumis. Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.